Sveikinu visus, be galo džiaugiuosi, kad renkatės į šią šventovę. Ir kaip rugsėjo 1, be abejo, esame visi mokiniai. Šiek tiek esame visi mokiniai visą gyvenimą. Ar galėtų būti kuris nors senolis, kuris senatvėje jau žino, kas laukia. Tai yra patirtys, kurios ateina iš tikrųjų kaip naujiena, kaip tai, ką reikia patirti. Be galo džiaugiuosi, sveikinu Šarūną su šeima. Tai mano didžiulė agitacija. Turime žmogų, kuris dažniausiai lanko mūsų bažnyčią šiokiadieniais. Ir jis yra iš tikrųjų mūsų dažniausias lankytojas. Gal net žmona nežino, kad jūsų vyras Šarūnas čia būna apie pietų pertrauką gailestingumo valandoje. Tai labai smagu, mums yra liudijimas ir visuomet trokštu, kad Dievas išklausytų jūsų maldas, lydėtų jūsų šeimą malonėmis visomis. 3 nuostabios dukros ir be abejo jūsų verslas klestėtų. Šarūno verslas, jisai mus girdo pačiu geriausiu vandeniu kilusiu iš šių kraštų. Ar pirktumėt motinai Maksimoje, ar dar kažkur, tik vardai keičiasi, bet nemaža dalis iš Šarūno rankų. Mėlieji, šiandien kalba yra apie mūsų viešpatį. Ir kada mes mokomės gyvenime, suprantame, kad kartais esame geri mokiniai ir kartais blogi. Bandykite prisiminti savo momentą, kada buvote blogi mokiniai. Esu gavęs skolą. Garbinga. Visko yra buvę. Gyvenime visko yra buvę, taip. Su mokslais visko yra buvę. Tai nieko baisaus. Bet finalas, kada baigiau VDU bakalaurą, esu jau gyręsis kartą, iš virš 90 studentų ėjau 4 atsimti pagal vidurkį. Tai reiškia, viskas buvo neblogai. Kieno vaikai mokosi prastai arba ganėtinai neįdomu, nebijokite, jūsų vaikai yra praktikai. Ir gali būti, kad suradus specialybės mokslą, jie kips imliau ir tie dalykai, kurie patinka, jie taip pat atitraukia dėmesį ir mokysis labai gerai. Mūsų viešpats yra laikomas labai prastu žydų religijos mokytoju. Tikrai neužsiimu populizmu ir nepikdžodžiauju. Jėzus iš Nazareto yra labai prastas žydų religijos mokinys. Daugybė įspėjimų. Mes 5 savaitės girdėjome Jono Evangeliją. Tam, kad išgirstume Kristaus duonos padauginimą ir visą aiškinimą, kas tai yra, kuo aš turiu maitinti savo viduje. Ir šiandieną vėl sugrįžtame prie evangelisto Morkaus, tai yra šie metai B, iš ABC ciklo, visi metai yra skirti evangelistui Morkui, taigi iki pat Advento girdėsime jau nuo šiol tik evangelistą Morkų. Ir įsivaizduokite, Jėzus yra prastas mokinys. Gailestingumą duoda į kairę ir dešinę. Net dažnai gali pagalvoti, kad žmogus nespėjo nei apgailėti, kaip pavyzdžiui Petro uošvė. Ir mes nežinome net, kaip gailėjusi ir moteris, kuri pagauta nuodėmėje. Bet didžiulis priekaištas, šis mokytojas iš Nazareto neteisingai duoda kairę ir dešinę gailestingumą. Dar baisiau, Jėzus iš Nazareto sėdasi su netinkamais žmonėmis ir jo draugais tampa ir paleistuvės, ir tie, kurie ėdrūnai valgovai, taigi sėdi prie stalo su nusidėjėliais. Ir tai nėra pasakos, ir tai nėra maži dalykai. Šiandieną dar galima matyti kitų Jėzaus tų didžiųjų nusikaltimų prieš religiją. Šabo nesilaiko. Mėlėjai, per šabą gydo. Gydo, tikriausiai gydo. Ir kada žydai klausė, kaip jis gali būti ne iš Dievo, jeigu jis gydo, sako, jis yra Baalo šalininkas. Baalas nėra šėtonas. Baalas yra gydymo pagonių dievas. Jam buvo pastatyta šventykla. Net žydai slapta, neišgyję iš savo Jahvės malonės, lįsdavo pas Baalo dievą į šventyklą, kad jis pagydytų. Taigi, Jėzus yra Baalo religijos matyt gydymu užsiima. Ir šiandien taip pat baisus yra nusikaltimas. Siunčiami rašto aiškintojai, mokytojai, fariziejai. Jėzus nesilaiko
rankų plovimo ritualo. Mėlėjai, nesilaikyti rankų plovimo ritualo. Žydai turėjo tokią mažą taselę, indą su 2 rankenėlėm. Ten turi būti pakankamai vandens. Pirmiausiai plauni dešinę ranką 3 kartus pili, turi patekti vanduo ir tarp pirštų, va čia į tarpupirštės, iki šitos vietos. Po to imi už kitos taselės ir vėl 3 kartus plauni kairę ranką. Po to iškeli dangų, sakai, o Jahve, ačiū tau už tavo malonės, tu visą darai gerą ir tavo žemė yra graži, ačiū, kad teikeisi mano kūną nuvalyti. Tai tos abliucijos iki dabar klesti, jas turi taip pat islamo religija. Mėlėjai, iš tikrųjų Jėzaus klausimas ir jums, ir to meto visa ko žinovams. Kada tavo rankos gali būti švarios, o kada jos gali būti nešvarios? Mėlėjai, tavo rankos nebus nešvarios nuo priežiūros darbų. Tavo rankos bus nešvarios tada, kada jos nepasiekia artimo meilės. Tavo rankos bus švarios pagal Jėzų tada, kada ji paduos duonos už dyką, kada apkabins kitą žmogų. Tavo rankos bus švarios, kada tu mokėsi dalintis. Va čia bus tikrojo Dievo, tikrojo religija, be jokių abliucijų, apsiplovimų ir dar Dievas žino, kiek tų įstatymų. Kada tavo širdis pradės žiūrėti kitaip. Čia yra švarumas, apie kurį kalba Jėzus. Ir Jėzus tikrai, matome, nesilaikė mechaninių sielos nuvalymų. Nėra mechaninio sielos nuvalymo. Yra tik geri darbai, kurie tavo širdį puošia, arba užraktas, kurio užrakini savo širdį ir galvoji, kad tavo gyvenimas įsipildė. Nieko panašaus. Tavo švariausios rankos gali būti pačios purviniausios pasaulyje. Nes gal savo rankomis nutrauki kitam duoną, gal savo žodžiu kitam padarai taip blogai, kad jisai miršta nuo savo nenuotaikos, nuo pažeminimo. Tai čia yra nešvari širdis. Tai čia yra nešvarios rankos. Ir galvokime apie mūsų viešpatį Jėzų. Iš tikrųjų, daug dalykų iš viešpaties burnos išeina, kurie skamba kitaip. Tai be galo prastas mokinys žydų tarpe. Ir Jėzus, kalbėdamas visiškai naujai, pasako pagrindinę žmogaus esmę. Tik būdamas geras, tampi švaru. Tik mylėdamas artimą, tampi šventu. Nei tavo maldos, nei tavo tikriausiai aukos, jeigu jos nėra konkrečios gyvenime su artimo meile, tavęs negali niekada nuvalyti. Dieve, saugok mus nuo kietos širdies, kuri bus pati nešvariausia. Padėk viešpatie mums, kad ir murziniems išorę būti švariems vidumi, savo meilę, žodžiu, gerų darbų ir visą tai, ką tu mums leidai gyvenime nuveikti. Dar keletas minčių iš popiežiaus Pranciškaus pasakytų praeitą sekmanį per viešpaties angelo maldą. Viešpatie, pas kągi mes eisime, juk tu turi amžino gyvenimo žodžius. Tavo gražų žodžiai, viešpatie, jiegi liudija apie draugystę, tavo žodžiai liudija apie pasitikėjimą. Tai šie žodžiai siejo Petrą, kitus mokinius su pačiu viešpačiu. Apaštalas Petras šiuos žodžius ištarė nelengvu metu. Po Jėzaus kalbos apie iš dangaus nužengusią duoną,
Nuo Jėzaus nusigręžė labai daug ir net jo mokinių. 12 liko. Apaštalo Petro žodžiais jie girdėjo iš amžino gyvenimo žodžius. Apaštai liko ir toliau, liks su juo įvairiose situacijose. Jie ne visada supranta, ką mokytojas sako ir daro. O Jėzaus pasirinkimai dažnai išeina už įprasto mąstymo, už mūsų religinių normų, tradicijų ribų, sukuria provokuojančius, trikdančius atsitikimus. Nėra lengva būti Jėzaus mokiniu. Petras ir kiti apaštalai tik jame rado atsakymą į gyvenimo, džiaugsmo, meilės troškimą. Tik su Jėzumi patyrė gyvenimo pilnatvę, kurios ieškojo už nuodėmės net ir mirties ribų. Todėl jie nepasitraukė, priešingai. Visi išskyrus vieną, nors ne kartą nupuldami ir gailėdamėsi, pasilieka su mokytoju iki galo. Mėly broliai seserys, tai svarbu ir mums. Mums taip pat nelengva sekti viešpačiu, suprasti jo veikimo būdą, priimti jo mąstymą pavyzdžius. Tačiau kuo labiau priartinsite save prie jo, kuo labiau gyvensite pagal jo žodį, priimsite malonę sakramentuose, būsite jo draugijoje maldoje, stengsitės būti nuolankūs ir mylėti, tuo labiau patirsite, kaip gražu turėti tokį draugą ir suvoksite, kad tik jis turi amžino gyvenimo žodžius. Tad paklauskite savęs, kiek Jėzus dalyvauja mano gyvenime? Ar leidžiu savo būti pasiektas jo žodžių? Ar galiu pasakyti, kad ir man yra jo žodžiai gyvenimo žodžiai? Tavęs, broli, sesė, klausiu, popiežius Pranciškus, ar tau, ar man Jėzaus žodžiai yra amžino gyvenimo žodžiai? O dangiškoji motina Marija, priėmusi Jėzų Dievo žodį savo kūne, padėk mums jo klausyti ir niekada nuo jo neatsitraukti.